Labas rytas, trečiadienis. Nežinau, vasario gal šiandien 11, nes vakar liktai 10 buvo. Nesigilinkit. Galva va tokia neplauta. Spėkit, ar mes ją plausim. Kai už lango sauliukas šviečia, matot va, spindulėlis į mane eina. Ne. Ką mes darom, kai nereikia į darbą? Tikrai galvos neplaunam. Nu, nebent važiuotume pas kažką į svečius. O į svečius nėra pas ką važiuoti, nes aš Norvegijoje su nieko nebendrauju. Nes pizda esu, turbūt dėl to ir nebendrauju su nieko. Nu, ne, čia nesmė, nesigilinkim dabar į tas peripetijas, bet esmė ta, kad kadangi į svečius pas nieką nevažiuojam, į barą nevažiuojam, kur važiuojam? Važiuojam. Tai, kad jūs manęs nevadintumėt sutre, užsimaunam kepurę, kepurę išmaukšt, plaukų nesimato, viskas nebesutre. Šokam į pašiltukus, atsiprašau už tos saulės spindulius, kurie truputėlį krenta ant manęs ir gal nesimato kažkiek visko, nes oras pasaka. Užsimaunam šitos pašiltukus, pašiltukai yra skirti, kad nesušalti dupcės, dėl to, kad planuoju laukia būti mažiausiai 4 valandas. Tada imam žieminius drabužius, va tokius šiltus. Dar pasidarom į termosinį padelį arbatos, arba kavos, čia pagal skonį, pasiemam kažkokį užkanduką. Neimu nieko daugiau valgyti, nes su pasučiu pusryčių privalgytas pilvelis. Prisipilam vandenėlio. Taip, Norvegiai visą laiką geria vandenį iš krano, dėl to, kad čia labai geras vanduo ir iš tikrųjų jis tikrai skanus. Ir arbatinukas niekada neapsineša jokiom nei kalkiam, nei ten geležim, nei rudim, niekom. Nežinau, ką jie daro su tuo vandeniu, bet jis yra. Ir tada šokam į žieminius drabužius. Kaip fainai, kai saulė šviečia. O Dieve, aš kai katins, tik saulė išlindo ir iš karto gaudau kiekvieną spinduliuką, tipo į mane. Na, pakabinsim paimsim čia. O viešpatie, pas mane visi turtai iš kišenių krenta. Ko aš tik tai neturiu, ir akmenų, ir pinigų, ir visokiausių plovimo mašinom monetų, bet čia iš Lietuvos, tai nežinau, kodėl pas mane jos atvažiavusios yra į Norvegiją. Ir važiuojam, varom. Kuprinytė. Šoku į savo jau 9 metus tampomus mamutus. Afigeniausi pasaulyje batai, bet kadangi jau jiem 9 metai, tai jau vaizdas labai nekoks. Ir kadangi aš visą laiką tingiu raišo raištelius, tai jie vargšė va tai va ir kenčia, kai yra aunami per prievartą, neatsirišus. Bet aš visą laiką visus batus taip deduosi. Ir va taip einu. Išeinam į lauką. Pavasarį jau kvepia. Ta saulė. Nelokit ant manęs, aš čia su savim kalbuosi. Oras pasaka. Kaip nevažiuot kažkur pasivaikščiot, kai oras pasaka. Ten jūra, jeigu ką. Čia mano mažutė purvina, jeigu ką. Ir čia Leila, kuri važiuoja bim bam kažkur. Pasivagiau Sauliaus akinius, nes taip Sauliuks spyna, o mano visi sulūžę, nieko neturi, tai gal labai nerėks. Ką jis gali rėkti? Nu, jisai žino, su kuo gyvena. Nu, kas jo, tas mano. Kas mano, tas sulūžę. Ir viskas, paprasta taisyklė gyvenime. Ir lėkiam. Už stiklo yra plus 0,5. Labai daug pliuso, žiauriai, belia kaip. Bet kaip Stavangeriui, tai čia yra visai dar normaliai, nes mes turėjom netgi -5. Taip šalta buvo, kad net -5 buvo. Aš žinau, kad Lietuvoje buvo net -25, paskui kad net -35. Bet ačiū Dievui, Stavangeris yra tokia stebuklinga vieta, kur nei mes žiemą sniegą turim, nei mes žiemą šalčio turim. Bet kai ateina vasara, tai būna lygiai tokia pati bibienė kaip ir žiemą. Nei mes saulės turim, nei mes vasaros turim. Žodžiu, amžinas ruduo arba amžinas pavasaris. Liebe, liebe, amore, amore, liebe, liebe, liebe. Stavangerį paliekam dešiniai pusėj, neraikia mum į miestą, neraikia į Stavangerį, į centrum tikrai nevažiuosim ir neriam į tunelį. O tunelių važiuosim labai daug, labai. Tuneliuose netgi yra įsišakojimai, kad pusėn tu nori važiuoti iš tikrųjų. A tu nori tiesiai, a tu nori kairėn, a tu nori, pavyzdžiui, kaip mums reikia į Raudalio pusę, į dešinę, tiku. Ai. Norvegijoje fainai už tai, kad tunelių sistema yra labai gerai išvystyta ir tu gali labai daug ką pasiekti su mašina, nenaudojant kelto, dėl to, kad visur yra beveik tuneliai. Aišku, daug kur yra ir kur nėra. Ir viskas va. Pasirenkam, kad pusėn mums reikia tunelį važiuoti ir tada važiuojam tiesiai. Tarp kitko, vairuodami tuneliuose, kaip ir visur kitur Norvegijoje gatvėse, būkite atsargus, dėl to, kad jie mėgsta pastatyti fotoaparatus ir padaryti nelabai gražias nuotraukas, bet labai brangias.
Dėl to, kad Norvegam irgi pinigai patinka. Už tai biški kartais prisižiūrėkite greitį, ypač ten, kur jau parodyta, kad tikrai jūs fotografuoja. Norvegija iš tikrųjų išmokina visus važinėti. Jeigu neišmokina, tai tiesiog tada tie žmonės praranda teisės ir iš vis nevažinėja. Bet tie, kurie nenori prarasti teisės, o tokie kaip aš, išmokina gražiai važiuoti. 70 važiuoja 70, 80 važiuoja 80. Bet paskui koks būna šokas, kai grįžtų į Lietuvą, kai aš matau ženklą 70, aš važiuoju ant 70, o mane per abidvi pusės va tai va lenkia, visi lietuviai lenkia ant 110, 30 ir taip toliau. Tada koks būna šokas ir galvoju, aš jau nebe Norvegijai. O Jėzus pas mane rodo šiandien vasario 11 ir dar 11 valandų 11 minučių. Sugalvokite norą, kuris įsipildys jom. Ir kaip normalus Norvegijos piliečiai išvažiuojam iš tuneliaus ir pasižiūrim, kad mūsų priekyje laukia dar vienas tunelis. Tarp kitko, jis yra labai brangus, labai mokamas. Tai jeigu norite, kad nuo jūsų mažiau nuskaitytų pinigų, žinot, ką turit padaryti? Turit va tai va apsukti aplink žiedą, tokį padaryti garbės ratą, tipo tokį ratą va tai va apvažiuojat. Ir tada jau važiuojate į tą brangų mokamą tunelį. Tarp kitko, jisai yra giliausias Norvegijos tunelis po vandeniu. Jo ilgis yra 14 km,400 metrų ir jisai, kiek žinau, yra ten kažkas 300-400 metrų po vandeniu, tiksliai bijau pameluoti. Ir viskas, ir labą dieną, ir šitam tunelį patariu laikytis griežtai greičio, ta prasme, neviršyti greičio, nes yra matuokliai, vienas pradžioje, kitas pabaigoje, ir jeigu važiuosite per greitai, kainuos jums tas tunelis dar brangiau, negu šiaip jisai kainuoja. Ir štai pirmasis, kuris pasiema mūsų numerius, čik, raudona tokia blyksnė, ir dabar bus gale. O tunelis 15 km, nei daug, nei mažai, kaip nuo mano tėvų iki Jonavos. Visą laiką važiuoji po vandeniu. Po vandeniu tarp sienų gražių 2. Nu gerai. Ir dabar, kadangi išlindom iš to tunelio, kuris yra žemiausias jo taškas 292 metrai, nu tai beveik 300 metrų po žemiau jūros lygio, ir dabar kilsim va į tuos kalnus artėjančius jau prie mūsų, tai man, žinokit, pastoviai ausis vos spėja, tai atsikemša. Su paprasta va tokia mašina į vieną pusę pervažiuoti yra 10 eurų. Jeigu su autobusu, 3 žodžiu, pirmin atgal jau 20, o su autobusu pirmin atgal jau 60, bet aišku, žinai, kai autobusas, tai jisai daug žmonių veža. A čia vieną važiuoja ir už taip brangiai tunelis. Norvegiai, papiginkit jau tos kelius. Jau tikrai, jau kaip man gaila atidavinėti 100 eurų už tos kelius. Tik biškai kažkur išvažiuoji su mašinyte, tik truputėlį pajudi, aš jau apie kurą nešneku, jau kuras, kaip sakant, jau visur kainuoja. Bet kodėl čia tokios kainos pačio kelio? Tiesiog, kad tu važiuoji per kelią, tu turi pastoviai už jį mokėti. Turtinga šalis, pumpuoja naftą, gyvena iš turizmo, pinigų pas visus milijonai prikišti, jau jie nebežino, ką pirkti, kur dėti, nes jau kišenės pergrūstos, dar vis tiek tokie brangus tuneliai ir keliai. Oi, vargas man lietuviai. Tikrai vargas, aš žinai, kaip pripratus Lietuvoj, kai nemokamai. Ta prasme, kūro užsipiliai ir viskas, ir visos tavo išlaidos. Paskui kiek išleisi ten ant bandelės ir ant kavos. O čia važiuoji ir matai 40 kronų, 100 kronų, 120 kronų, keltas, jeigu koks 200 kronų, ir tai per visą dieną bam, ir žiūrėk, jau 150 euriukų. Tekšt, į nėr. Nu, ko tu čia dabar man užkišai su savo to BMW? Jau jeigu su BMW, tai jau tipo daryti viską galima, jau nei praleis nereikia, nei nieko, bet kaip kaitina sauliukas, kai už stiklo, tai iš viso jaučiuosi kaip šiltnamį, reikia pasimažinti gal šilumytę.
susirandam vietos savo samachodui kažkur pasistatyti. Pilna. Čia vasara tai nei uodas savo straublio negali kišti. Kai žiema, tai pilna vietos. Prisparkavom, kuprinė ant pečių. Pasiimsiu galvoju vis dėlto, nes norėsiu jaučiu gerti vis tiek. Užrakina mašiną. Susirenkam visas šmutkės, einam dar truputėlį, išliesim visus nereikalingus skysčius iš lėktuvo, kad lengviau būtų kilt. Žinot, ten reikės kilti į viršų. Tai išleisim nereikalingus skysčius, kad būtų lengviau pakilti. Visą laiką naudokite tokias knopkes, jeigu matote. Štai ir viešieji tualetai. Man patinka Norvegijoje tualetai dėl to, kad švaru, gražu, kvepia, kriuklytės švarios, vandenukas savos taip padėjus pirštinės bėga. Tame nieko blogo nėra, tik tai, kad telefonas dabar šlapia. Gerai, pasižiūrėk. Tualetai švarus, gražus, kvepia, tualetinio popieriaus visą laiką yra. Tiesiog... Čia aš nežinau, gal ko čia šitą rodo ir dėl ko pasakoju, tiesiog gal norėjau pasigirti po... Susitvarkėm, viską pasidarėm, mano žvėri su manim. Visi, viskas. Einam dabar, žinot ką, liepia būtinai išsinuomoti, jeigu neturiu savo, šitos spyglius ant batų. Dėl to, kad kalnuose, tam kalne, į kurį mes lipsim, sakė, labai storas ledas, tai tokio nesluoksnio, tai geriau be spyglių net nerizikuoti. Dėl to einam, pasižiūrėsim, kiek kainuos spygliai mum. Bože, man vyras galva nuraus. Sakė, šita tai tik tai pinigus leidžia, tik taško ir taško, o kai reikia dirbti, tai ojojoj, kaip tingiu, ojojoj, kaip sunku. Ai, kokie gražus vaizdai. Kūgi, pasiėmėm spaikus ant batų. Štai jie atrodo va tai va, išsinuomavom tiesiog. Už 100 kronų. Dabar jie man nereikalingi, nes sakė, jos susidėti tik tada, kai jau būsiu viršuje ten, kur yra ledas. Susitvarkom viską, pasiruošiam lipti. Takas prasideda čia ir varysim. Kai žiūrėjau Aurimą Valujavičių, kai jisai lipo ten į Everestą, žinot, kas man labiausiai patiko? Labiausiai patiko tos degonės kaukės, tie dujų degonės balionai, ant veido, kur padeda kvepuoti, ir tie šerpai, kur viską neša. Tai aš galvoju, kodėl jie yra tik tai Evereste. Galėtų būti ir čia, pavyzdžiui, va, prie Kestulinė. Atėjai, pasisamdėjai šerpą, kuris neša mano kuprinę, kartais neša ir mane. Kad nebūtų taip sunku lipti, nes nesu aš kalnų ožka, kad ir kaip norėčiau tokia būti, bet Dichelkė labai greitai pas mane pareina. Nors nerūkau, bet net negaliu kalbėti, nors kiek aš čia paėjau. Beveik kiek mažai paėjau, 200 metrų daug dievė. Kur tie šerpai? Kur tie degonės balionai? Gerai, baigiam skustis. Visą laiką pradžia būna, žinokit, dažniausiai sunkiai. Paskui po kokią 1 kilometrą viską jau pramuša ir įgauni antrą kvepavimą. Glandos atsidaro, išsispjaudai, viskas išsivalo ir atsiprašau, kad taip dūsauju, bet belia kaip sunku man. Nežinau, kaip tas Valujavičius lipo ten prie tokio oro, degonės nebuvimo, prie viso to. Kaip jisai ten lipo? Duokit man šarpą. Klausit, ar viena einu, tai aišku, kad viena. Aš visą laiką viską darau gyvenime viena, nes mane taip Dievas apdovanojo, kad apdovanojo tiksliau ne mane, o man davė tokį charakterį, tokią dovaną, kad aš nerandu bendraminsių, tokių pačių debilų nurautų, kurie sugalvotų laisvą dieną nelovai valiotis, o lipti kalnais. Pažiūrėkit, ką parodysiu. Matot, kaip kvėpuoju, kaip aš pavargus. O dabar jums parodysiu dar kokį vaizdą. Manęs laukia iki prie Kestolio nuo 3,8 km. Kai aš užlipau 0,2. Rimtai, nuo bazės iki čia 200 metrų. Man jau stoja permušinėje širdis. Ir aš jau noriu šerpų ir deguonės balionų. Bet manęs dar laukia. Galva taiso atgal? Tikrai ne. Jeigu aš jau čia atvažiavau, kad ir kiek man tai kainuotų jėgų, aš vis tiek užlipsiu ir nueisiu iki galo. I promise.
Va tokią va ledą reikės paskui. Paskui jau ten aukštai sutiksim va tokį ledą, kur reikės spaikų. Spaikų. Ai, džiaukitės, kad nei vienas neinat kartu su manim. Nes turėtumėte dabar man klausytis mano dūsavimo. Ir tokių, žinai, skundų, tipo. Bliamačka, kaip sunku. Su metais vis sunkėja. Ir dar tokie akmenys šiek tiek neparankus. Parankus, tiksliau, nuslydimui. Opa. Keliam savo subinį į viršų. Sakot man, ne, aš tai gyvenime nelipčiau. Ko ten lipt? O tai kalno nematė. O kaip jums toks vaizdas, kai užlipi? Tarp kitko, ten už kalno Stavangeris matosi. Šiandien ant tiek skaidrus oras, kad viskas matosi. Priėjom pirmą ledyną. Kol kas dar spaiko nesidedu, nes matau, ten toliau dar nėra ledo. Bandysiu prarapoti taip, rizikuodama, sudaužyti telefoną ir nusisukti galvą. Nu, bet kas nerizikuoja, tas negeria šampano. Ok, slidu, labai slidu. Kaip višta. Opa. Nu, toks neblogas slidinėlis. Matosi tirpas sniegelis, bėgo ir sustojo. O, pasiekėm kalną, akmenis. Pirmas ledynas įveiktas, nenuslidau. Kamera sveika, filmuką darau toliau. Lipam toliau. Karšta. Bet paskui ten viršutį bus jaučiu šalta. Viskas dedame spaikus. Dėl to, kad tiek ledo neįmanoma jau palipti. Čiužinėjus, slidinėjus. Gerai, kad jie čia dar dirbo, kai atvažiavau. Nes sakė, tuoj greit užsidarys, nebedirbs. Tai būčiau atvažiavęs, lipus be spaikų ir nukritus, nusibalnojus, nosį nusilaužus ir važiuočiau Lietuvą tada gydytis. Taip. Liktai taip reikia kišti. Ok. Nenugarmėt. Svarbiausia. Opa. Vienas. Yra. Gražiai. Iš kur tu atvirčiau ledo stovi? Nieko nematot, aišku, su tokiu filmatorium. Gerai, dedamės kitą. Čiek. Gerai būtų tokius savo turėtų, ne? Nu, bet aš aišku, taigi ne alpinistė esu. Kiek aš jos kartų per metus susidėčiau? 2 sykius gyvenime. Kaip aš į kalnus einu labai dažnai. Va. Spaikučiai. Op. Kitas irgi, op. Važiuojam, publika. Gerai, reikia atsigertis. Biški, ne tik daikalkė atima, bet ir troškulys apima. Klausit, kas mes laukia? Viršui. Ogi va, ledo kelias. Visą laiką norėjau su fūra pravažiuoti ledo kelią, bet niekas manęs tenai neištrimė. Kad aš galėčiau pravažiuoti, bent jau praeisiu. Vanduo yra labai gerai. Svarbiausia, su manim keliauja mano pagrindiniai keliauninkai. Šitas tai vargšas jau net atrodo kaip traktoristas, nes visą laiką visur voliojasi kartu su kuprinė. Ir mano pura vida, mano meilė iš Kostarikos, kur kartu grįžom. Toksai fainuolis. Ne. Jis irgi kartu visur keliauja su manim ir dirba kartu, į darbą važiuoja. Ir dabar va, einam kartu. Tik tai jisai va, savo makaulė iškišęs stebi viską, o tas tai vargšas darbininkas. Bet irgi jau senas, manau, palidovas. Oi, tai va, varom 3. Taip. Čiuk. Opa.
Pirštinės. Tuturun, tururun. Tururu, tuturun. Net su tais paikais lysta. Tokios slidumo ledas, kad neišlaiko ir mano tie spygliai. Ataikit čia mažučiai. Ir dar jumis nešuosi. Aš esu tiesiog aфиgiena. Nešu tiek su savim nešu visko. Ir jūs visus. Ir tuos du nachalevčikus. Ir dar taip slidu. Man atrodo, reikia biškai prisilaikyti man čia. Negaliu. Labai slysta. Ko čia dabar vartaliojasi tas mano laikiklis nesilaiko. Opa. Už mano nugaros vaizdas gražus. Saulė dar yra, bet va čia va kas darosi. Pas ledo karalienę. Gal bandyti čia per šoniuką, nes čia jeigu tiesiai eisiu, tai pipės čia, tai tikrai nepakilsiu be šanso. Reikia bandyti per šoną. Taip ir prisigalvoji pramogus tau pats. Niekas už tai nei pinigų moka, nei verčia, bet prabundi ryte, šauna gera mintis į galvą. Ir paskui va, turi dėl ko borkt. Važiuojam publiką. Taip, nemes kelio dėl to kelio, nesako. Gerai, kad čia dar visokių pagalbinių priemonių yra. Tai akmuo, tai ir medis. Vis biškai lengviau užlipti. Kaip pasilaikai. O, mergaitės kažkokias matau. Oi, gal ne mergaitės. Porelė. Irgi lipa. O gal leidžiasi jau. Gal jau baigia kelionę savo. Baigė pasirodymą. Gal net nelipo iki pat viršaus. O gal nuo ryto buvo atvažiavę. Ne taip kaip aš. Nu tai, labą dieną. Išėjome į tokią plynę. Nepasiduodam. Einam tolin. Tiesiai. Rizikuoju, lipu, ranką laikydama telefoną. Nors jau vienas salto buvo. Aišku, tik telefonui ne man. Ačiū Dievui, minkštai nukrito. Neišsibarstė. Biškis lysta. Neturiu kai kojų pastatyti. Nu, davai, laikykis. Net neturiu iš ko pasilaikyti, medžių nieko nėra. Net nėra iš ko pasikabinti. Tik liedus. Op. Gerai, kad tos spaikus davė. Be spaikų tai čia būtų manamen. Nei pirmin, nei atgal. Nebent tik atgal. Opa. Opa. Gerin. Vis gerin. Vasarą tai čia easy peasy, o žiemą matai kiek ledo. Čia va prisikabinėja visokių spynelių. Ale meilės sutvirtinimas, ane? Po vestuvę čia taip daro, jo? Atvažiuoja ir sugadina grandinę. Gerai, kad nedaug tų spinų. Nuėjom 2 kilometrus 150, liko dar kilometrus 850. Dar 2 kilai. Bet šitie 2 kilai bus biškai lengvesni negu nie pirmi 2 buvo. Dėl to, kad čia bus mažiau laiptų, mažiau kopimo į dangų. Aišku, vis tiek sunku. Nėra lengva. Bet apsimoka. Tikrai apsimoka. O gyvai vaizdas visai kitoks, žinokit. Gyvai akim visą laiką vaizdas žymiai kitoks. Visai kitaip matosi negu per telefoną. Klausėt manęs, kaip įvykdyti tokį dalyką, jeigu gyveni Lietuvoje,
lengviausias dalykas. Perki lėktuvo bilietą, atskrendi arba pas mane ir aš tave atvežu į Preikestuliną, arba išsinuomoji viešbutį ir paskui važiuoji į Preikestuliną su nuomota mašina, arba vasarą būna autobusai važiuoja. Labai daug turistų važiuoja čia vasaros metu. Pati esu vežiojus turistus į šitą vietą. Tai iš visur atskrenda, atplaukia ir paskui tu juos atveži čia ir jie ropoja. Va netgi priėjom informacinę lentelę, kiek metrų virš jūros lygio. Būsim, kai pasieksim galutinį tašką, tai būsim 600 metrų virš jūros lygio. Dabar esam 550. Štai va čia va. You are here. Ir dar liko porą kilometrų, bet sakau, tie porą kilometrų tai bus tokie flat. Mažai bus vargo, dėl to, kad jau visą sunkumą įveikėm. Per pirmus 2. O, ko neleidžia daryti? Negalima šiukšlinti, negalima kakoti. Do not poop in nature. Neleidžia šikti. Jeigu nori šikti, maišiuką ir išsinešia. Nedaryti va tokių akmens namelių. Pamatysim, kad jų yra pridaryta. Neklausyti garsiai muzikos. Praneša, kad orai gali keistis labai greitai, nes kalnuose būna, kad labai staigiai pasikeičia. Likti trasoje, tai yra trasa pažymėta visur, va, ant akmenų, tai yra tokios raudonas raidės. Tai žymi trasą, likti trasoje, neišeiti. Šunys tik ant pavadėlio. Liko kilometras. Tai čia geram šuniui nevingis. Ir turim dar namuką, pirmos pagalbos tokį nameliuką, jeigu kas atsitiktų, reikėtų kažkaip iki jo dasitarabaninti arba atgabenti kažkokį nukentėjusį. Ir kaip suprantu, čia jau mums tada padėtų, arba ne. Važiuojam toliau. Liau. Aš gaidžius išdaužiau. Įdomu, kiek šeimų, kurios čia prikabinėja savo visokiausius spinus, spinelius, spinaičių, vis dar gyvena kartu. Kurie jau senai įsiskyrė, susibarė, elementus vieni kitiem moka, spinus vis tiek dakaba. Optimistiškai taip kažkaip pradėjau mąstyti senatvę. O, net surūdyja jau. Senatvė, nes terminas jau surūdyja jų meilę. O mums liko jau visai nedaug iki pabaigos. Visai nedaug, keli šimtai metrų. Nu, į pagaliau. Sugaišę nei daug, nei mažai. Valandą vairavimo ir valandą 40 kopimo į šitą kalvelę 600 metrų. Po galais pasiekėm tikslą. Verta milijoną. Užlipom visi 3. Tai čia tai jokių neatitvarų nei nieko, taip įsibėgėjęs, jeigu varytum, tai taip ir tiesiai nuvarytum ir jau ten jau baba būtų. Oi. Nu nesakykit, kad neapsimoka lipti į kalnus ir žiūrėti vaizdą iš viršaus. Einam dar tolin. Ir neprireikė man nei deguonės balionų. Aišku, buvo padusimo momentų, kai net reikėjo sustoti. O, kokia didybė. Pasižiūrėk, kaip gražu. Ir ten lysė fjordas apačioj. Iškart vandenukas banginiams. Koks grožis. Kokia didybė. Ir spėkit dabar, ar gamtai, ar šitai didybei, ar mūsų planetai įdomu, kad pas mane plauka nemazgota. Ar jie įdomu iš viskas aš tokia, kokiu aš turiu problemų ir kaip aš gyvenu. Šitam grožiui, šitai didybei, šitai gamtai visiškai giliai nusispjauti. Kaip aš atrodau, kaip aš jaučiuosi, ką aš veikiu. Jai yra svarbiausia, kad mes, žmonės, mylėtume ją. Kad mes jos neterštume, neišnaudotume, nenubaigtume iki galo. Ką mes labai sėkmingai darom. Bet kartais aš pagalvoju, gal ta planeta ir leido evoliucionuoti žmogui iki tokio lygio, kad tiesiog mes ją pradėtume išnaudoti savo tikslam. Tiesiai, jeigu šokčiau, tai žemyn būtų. Tai gal ir jinai specialiai leido mums atsirasti žmonėm, kad mes ją visą išnaudotume, išsiurbtume, išgręžtume, prišiukšlintume ir viskas. Nes kitaip negaliu paaiškinti, dėl ko mes atsiradome. Bet, ką noriu pasakyti, Dieve, ačiū tau, Dieve,
už galimybę patirti šitą planetą, už galimybę patirti šitą pasaulį, už tai, kad tu man leidai čia atsirasti, už tai, kad tu man leidai gimti, leidai gyventi ir už galimybę gyventi ir jausti ir būti. Dievinu tą grožį, palauk, aš apsuksiu, parodysiu, kaip kristume žemyn į apačią ir kaip viskas yra gražu. Fantastika. Štai ir Preikės Tulinas. Čia, kur ir buvo tikslas mano šiandien atvažiuoti. Ateiti ir pasidžiaugti. Gaila, kad jūs nemato to tikro vaizdo, ką matau aš. Nes kamera, dar mano, aišku, visos kameros purvinos reikia pavalyti, tai neperduoda to vaizdo. Trečiadienis užskaitytas. Aš noriu atsisėst ant pasaulio krašto, suskaičiuot žvaigždės. Blimt ir nukrentu ten į apačią. Ir nebūtų jums vidosiko tada. Biškį kaklą pasitempiau, besisukinėdama. Nu gerai. Aha, gerai, mes čia dabar atėjom, visą kitą. O kas mane dabar į apačią nuneš? Yra savanorių. Kas norėtų mane panešioti? Klumzė, mumzė. Netgi žiemos metu, čia pilna žmonių, kai aš galvau, kad čia tikrai nieko nebus ir visas Preikės Tulinas bus mano vienos. Deja. Štai va tikroji pura vida. Kai visiškai viskas yra gyvenimas vienas. Kada, jeigu ne dabar, džiaugtis ir mylėti. Kiek man daug reiškia sauliukas? Šneku apie tą, kur danguose sauliuką. Tik išlindo sauliukas ir jeigu į darbą nereikia, viskas. Aš namuose sėdėti negaliu. Kiek ledo. Viens ledas. Leduonešis. Tik pykšt, įsulakstėm aukštyn žemyn 8 kilometrus. Taip greitai, kad net Saulius dar nespėjo pasislėpti. Labai greitai. Iki kempo mums liko 0,400 metriukų ir diena užskaityta. Nu, belia kaip gerai diena užskaityta. Jau toks geras exercisas. Tik aišku, bulkytės mano verkia, vargšės. Jos, žinai, nepratusios. Jos kiekvieną dieną savo kai karalienės. Ant flūros arba autobuso sėdynės atsigulusios guli, mėgaujasi gyvenimo, nieko neveikia. O čia vargšiam visa apkrova šiandien teko. Tai net cypia. Jaučiu net jau kaip. Net jos jaučiasi, net aš jas filinu. Bet pačios kaltos. Nereikėjo gimti bulkytėm, reikėjo gimti kokiais antakiais. Antakiai, pavyzdžiui, niekada nieko nedaro. Niekada. Ar aš dirbu, ar aš keliauju, ar aš mėgau, jie visą laiką tiesiog būna. Bulkos dirba. Intensyviai. Neplaninė veikla šiandien jom nusišvietė. Kempas jau apačioj. Pasižiūrėk, kokią kainą. Aš negaliu patikėti. 11 kempinkius buvau čia, 16 kempinkius dabar jau baigėsi mūsų kelionė, 275 kronos, 25 eurai
už aikštelę. Jūs rimtai. Kur tas bilotėlis? Jūs rimtai. Blet, kaip brangu. Jeigu jums įdomu, kiek visą tai kainuoja, kad atvažiuoti prie Kesuliną pasivaikščioti vienai dienai, aš jums rašau kainą čia. Nu gerai, mes čia šiandien pavarėm hebrytę, vėlia kaip. Liko užvažiuoti į krautuvėlę, apsipirkti maistelio. O gal šiandien dar nusipilniau kažkas skanaus. Tik norėčiau kokio šokoladuko. Bėlia kaip, noriu saldumynų. Žinau, kad negalima man jų valgyti, bet vis tiek kažkaip noriu. Net seiliukas bėga. Ir po parduotuvės namo. Ir tada jau pelnytai mazgoti makaulėlės. Jau negailėsiu jau ir karšto vandenį naudoti, nes būsiu jau, kaip sakant, nusipelnius, nes visa esu šlapia viduje. Dėl to, kad visą laiką intensyviai ėjau. Šiaip iš tikrųjų visai gerai apsirengiau, nebuvo šalta, labai džiaugiuosi, bet buvo momentais karšta ir sakau, esu visa šlapia, galėčiau tiesiai dabar iššokti su visais drabužiais ir su visais batais į skalbenkę, prasisukti porą ratų taip normaliai, kad būtų viskas švaru ir sausa po to. Po pilną maišą prekių, kadangi mano Sauliuks komandiruotė ir grįžt tik tai greičiausiai šeštadienį, tai valgyti jam nedarysiu, darysiu tik tai savo, valgysiu tik aš pati, tai nusipirkau kiaušų 10, kefyro, nes labai mėgstu, varškytės, nes pas mus Norvegijai tik tokia varškė ir aš ją irgi labai valgau, labai mėgstu. Niam. O Jėzus mane. Tada bananų 6, nevalgymui. Obuolius 6. Vištukės. Niam. Va tokie, va tiek, 700 gramų vištukės 10 eurų. Nežinau, daug ar mažai. Tiesiog pasakau. Ir jogurčiuko, nu kas čia trūkdo man, kažkas minė. Ir jogurčiuko su varškyte, vakarienė, užskaityta. Niam, vieni baltymai, ne? O jūs sakysit, jo, kartais cukrus, bla. Ne, aiškinkit. Kiek už viską sumokėjau? 400 kronų lygiai. Tai gaunasi kokie 38 eurai. Nežinau, čia daug ar mažai. Bet šiandien tai aš galiu pasakyti, kad pasišvaiščiau normaliai. Mane vyras iš namų išvarys, kad aš tokia išlaidų nesu. Bet jeigu tu nori neegzistuoti, o gyventi taip, kad būtų gera širdžiai ir kūnui, tai žiauriai kainuoja. Nu viskas kainuoja. Nu belia kaip kainuoja. Hujarini, paskui biškai pagyveni ir vėl iš naujo turi hujarinti, nes nėra pinigo. Blet. O sakiau, nesikeiksiu. Einam namo į dušiuką ir daryti jų filmuką. Vasario 11. Nu, aфиgeną dieną. Matote, ne? Kodėl neapsimokėjo galvos plauti? Vargšai visi plaukai va taip suspausti ir taip sutrinti. Ir viskas. Dabar jau pelnytai galima bus eiti į tą. Aфиgeną.